Vieną kartą ėjo mergaitė pro vietą. Ir štai atsisuko ir ateina. Štai ji eina sau ir eina. Bet kurgi eina, nieko jis nežinia. Praėjus pusę kilometro, jį dar vis eina, nežinia kur. Štai kur jie atėjo. Dabar jie eina pro ženklų, vėl nežinia kur, kažkur vidury miško. Štai jie eina ir eina savo. Po kilometrą jie pradėjo eiti slapčia, kad kažkas atsitiko. Gal jie eina į kokią slaptą bazę, niekam nežinia. Štai mano vienas padėjėjas spaina angytes. Gerai, štai aš paslėpęs už medžio, turiu akis angytes. Kur jie eina, niekam nežinia. Jie mane pamatė. Turim bėgti. O ne, aš bėgu, į mane pamatė, skelba mane. Turim bėgti. Kažkur atėjom prie ežero. Atėjom prie kažkokių ženklų, vis tiek nežinia kur. Dabar jį mane pradėjo sekėti, aš nežinau, ką daryti. Štai einanti pamato mane ir rodo man kažką. Dabar aš ją sekiuosi slaptai. O ne, mane pamatė, turime bėgti. Štai, pabėgom pakankamai toli, jis savo ten stovi, o aš prie ežeriuko. Dabar bėgu slėptis. Kažkur miškelį pasislėpsiu. Ir niekas nepamatys. Štai jį ten. Ji net nieko negėdi. O ne, jį pamatė. Turime bėgti. Turime bėgti, mane pamatė. O ne, čia matau. Ne! Aš pro ją parbėgdamas girdėjau kažkokią galę. Štai dabar rodo man kažką, žiūrindama į Leniną. Gerai. Ji pradėjo eiti toliau ir atėjo prie Mikevičiaus kapsuko. Ir ji dabar prie jį pozuoja, nežinia kodėl. Gerai, einu vėl pasislėpti. Daugiau spainimo ant jos bus. Reikia pasislėpti. Gerai.